apie tai, kad šioje srityje dirbu jau ilgą laiką ir turiu daktaro laipsnį mitybos mokslų srityje ir taip pat magistro laipsnį klinikinės mitybos srityje. Tai reiškia, kad dirbau abiejose mitybos aspektų pusėse, kalbant tiek apie klinikinę pusę, tiek apie sveikatos pusę. Mūsų valgomas maistas iš tiesų veikia tai, kaip mes jaučiamės ir ar susergame ar ne. Galime kaip išvengti maisto pagalba ligų. Šios dvi sritys, žinoma, siejasi, tačiau gera išmanyti abi pusės, kaip išvengti ligų ir tai, kaip galime gydyti ar suvaldyti tam tikras ligas. Šioje prezentacijoje jums šiek tiek papasakosiu apie sveikatą ir sąsajas tarp sveikatos ir mitybos. Iš esmės daugiausia kalbėsiu apie nepakeičiamų riebalų rūgščių poveikį ir vaidmenį. Kiek suprantu, aš turiu stovėti prie mikrofono, prie tribūnos. Taip, čia yra šiek tiek ir dėl apšvietimos problema ir šiek toks aidas susidaro, kai stovi kitoje vietoje. Taigi papasakosiu apie ryšį tarp mitybos ir sveikatos ir taip pat apie nepakeičiamų riebalų rūgščių vaidmenį, nes tai yra būtent mano kompetencijos sritis, mano ypatinga domėjimosi sritis. Riebalų rūgštis ir jų sąsajos su mityba. Omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštys yra nepakeičiamos riebalų rūgštys ir galiausiai taip pat kalbėsiu apie šių nepakeičiamų riebalų rūgščių poveikį ir svarbą nėštumo metu. Pradėkime nuo to, kodėl ši tema tokia svarbi. Istorijoje matėme, kad žmonių mityba iš tiesų keičiasi labai iš lėto. Genai, kuriuos turime, iš tiesų bėgant žmonijos istorijai ne taip smarkiai ir pasikeitė. Šių dienų žmonės, jų genetika yra labai panaši ir į tų žmonių, kurie gyveno daugiau nei prieš 40 000 metų. Tačiau kas pasikeitė iš esmės? Tai yra pasikeitė mūsų mityba ir mūsų mitybos įpročiai, mūsų dieta ir tai iš tiesų turi didžiulį poveikį mums, kai maitinamės. Taip, mūsų kūnas iš tiesų reaguoja visiškai kitaip. Maždaug prieš 2 milijonus metų buvo išrasti įrankiai medžioklei ir žvejybai. Tai iš tiesų labai seniai, ilgas laikas. Ir anksčiau gyvenome visiškai kitaip, nei gyvename dabar. Turėjome kitokias galimybės gauti maisto, apsirūpinti maistu ir maistas buvo visiškai kitoks. Pasikeitė ne tik dieta, bet mūsų užimtumas, fizinis aktyvumas, rūkymas, menka fizinė veikla ir mityba ne tik lėmė įvairių su gyvenimo būdu susijusių ligų atsiradimą, bet ir jų paplitimą ir išsilaikymą. Taigi, pradėsime palengva nuo bazinės informacijos ir po truputėlį sudėtingės. Pakalbėkime apie pagrindinės mirčių priežastis visame pasaulyje. Man įdomu ir kodėl būtent pradėjau šį darbą, tai būtent ta antroji priežastis, tai būtent yra dieta, mityba. Antra dažniausia mirčių priežastis yra netinkama mityba arba su dieta susiję ligos. O kalbant apie 5 pagrindinius maisto produktus, kurie labiausiai prie to prisideda, tai yra
Kaip ir greičiausiai žinote ir galite nuspėti, tai yra dieta, kurioje gausu natrio, dieta, kurioje mažai visagrūdžių produktų, mažai daržovių ir vaisių, mažai riešutų ir sėklų, ir dietos, kuriuose stinga jūrinės kilmės omega-3 riebalų rūgščių. Dauguma žmonių žino šiuos dalykus. Tai yra 5 esminiai dietos veiksniai, lemiantys ankstyvą mirtį. Ir, iš tiesų, šiuolaikinė dieta būtent tokia yra. O kokia yra ta šiuolaikinė dieta? Jeigu panagrinėtume vakarų šalių tradicinę mitybą, tai yra joje vyrauja perdirbtas arba ypač perdirbtas maistas ir kai kuriuose valstybėse yra suvartojama daugiau nei 50% ypač perdirbto maisto. Kai kuriuose valstybėse tas procentas net yra ir didesnis. O tuo tarpu neperdirbtų maisto produktų. Mityboje dalis sudaro tik 30% arba iki 30%. To anksčiau nebuvo. Ir ką tai reiškia mūsų genetikai? Mūsų genai nebuvo sukurti, kad galėtų susidoroti su tokia mityba. Galbūt skamba ekstremaliai, tačiau jeigu panagrinėtume duomenis Europoje, tie skaičiai taip pat pakankamai aukšti. Jungtinėje karalystėje 50% namų ūkių įsigyja ypač perdirbtus maisto produktus. Ką reiškia tie ypač perdirbti maisto produktai? Juose labai daug natrio, mažai vaisių ir daržovių, nepakanka skaidulų ir kiti visi rizikos veiksniai mitybos susiję. Jūs iš tiesų nustebtumėte sužinoję, kad tas 50% galbūt yra toks pakankamai geras rodiklis, jeigu lygintume su kitomis šalimis. Tačiau taip, geltono spalva pažymėtas valstybės, kuriuose padėtis yra geresnė, ir žalia spalva, tikriausiai esate girdėję apie Viduržemio jūros dietą, kuri yra laikoma viena sveikiausių, palankiausių sveikatai. Grįžtant prie šio paveikslo, kaip jūs sakiau prieš tai, mano mėgstamiausia tema, apie kurią norėčiau šiandieną kalbėti su jumis, tai yra būtent ši. Viena iš pagrindinių 5 priežasčių, kodėl dieta viena pagrindinių mirties priežasčių yra. Tai yra nepakankamas jūrinės kilmės omega-3 riebalų rūgščių, kadangi riebalai turi keistą reputaciją, kad jie yra tarsi labai blogi. Ir mąstymo pokytis įvyko tik tuomet, kai nustojame tikėti, kad kai kurie riebalai yra mums nepakankamai sveiki, ir žmonės kažkodėl taip ėmė tikėti, kad visi riebalai yra blogi ir jų reikia vengti. Tačiau mokslininkai įrodė, kad yra nepakeičiami riebalai, kurie yra nepaprastai svarbus ir kurių negalima ignoruoti ir negalima nevartoti. Tai yra nepakeičiami riebalai, tai reiškia, kad mes turime jų gauti su maistu. Tai yra pirmiausia jūrinės kilmės omega-3 rūgštys. O kas yra nepakeičiami riebalai ir omega-3 riebiosios rūgštys? Ir dabar pasidalysiu su jumis tuo turiniu, kurį aš iš tiesų dalinuosi, būdama dėstytoja, ką skaitau paskaitose savo studentams. Jau 5 metus tą darau. Tai galėsite visiems pasakyti ir galėsite visiems pasididžiuoti savo naujai įgytomis žiniomis. Taigi omega-3 yra
riebalas. Yra skirtingų pavyzdžių, tai nėra omega 3 pavyzdys. Aš pradėsiu pateikdama daug priežasčių. Yra sočiosios riebalų rūgštys, kurių yra gausu svieste, pavyzdžiui. Jų molekulinė sandara yra tiesi ir jie yra sotusis riebalai, jie kambario temperatūroje yra kieti riebalai. Apie tuos riebalus aš nekalbėsiu, nes jų reikėtų vengti. Yra mono nesočiosios riebalų rūgštys. Tai yra mono, reiškia viena nesočioji molekulė. Jos yra lanko formos ir tai yra šių rūgščių yra gausu alyvuogių aliejuje, rapsų aliejuje, žemės riešutų aliejuje ir aliejuose šių rūgščių yra gausu. Taigi viršutinės dvi riebalų rūgštys yra tos, kurios didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Tuo tarpu mono nesočiosios rūgštys dėl tos mažo lankelio laikomos yra sveikomis ir palankiomis sveikatai, širdžiai ir kraujagyslėms. Ir gydytojai dažnai sako pakeisti tuos sočiuosius riebalus nesočiaisiais riebalais. Tačiau turime paskutinę riebalų rūgščių rūšį, tai yra polinesočiosios rūgštys, kurios turi kelias nesočiasias molekulės. Ir čia būtent ir vyksta stebuklai. Tai šios riebalų rūgštys yra nepakeičiamos mums ir būtinos, nes jos atlieka mūsų kūne daugybę funkcijų. Ir apie jas aš jums papasakosiu. Tai tos polinesočiosios riebalų rūgštys, būtent daugiausia dėmesio turėtume skirti joms. Tai yra riebi žuvis, sojų pupelių aliejus ir kiti skirtingi riebalai, bet polinesotieji riebalai. Taigi, dabar toliau kalbėsiu apie polinesočiasias rūgštis riebalų ir paaiškinsiu jums visą tai, kas čia išdėstyta, nepergyvenkite. Taigi, pagrindinės nepakeičiamos omega 3 ir omega 6 riebalų rūgštys, tai yra tos dvi šeimos. Omega 3 riebalų rūgščių šeima ir omega 6 riebalų rūgščių šeima. Ir žmonės galbūt galvoja, kad tai yra tiesiog vienos tos omega riebalų rūgštys. Ne, jų yra keletas. Ir jos turi skirtingus pavadinimus. Paprašysiu jūsų kai kuriuos išmokti, galbūt ne visus. Norėčiau, kad įsimintumėte tas viršuje esančias parašytas. Tai yra motininės riebalų rūgštys. Jeigu mes jų galime gauti su maistu, pavyzdžiui, jų galima rasti riešutuose, aliejuje, sėklose. Ir jeigu galite įtraukti šios produktus į savo mitybą, tai iki tam tikros dalies kūnas galės pasisavinti tas riebiąsias rūgštis ir arba tuos vartojamus produktus paversti organizme riebiosiomis rūgštimis. Visos šios riebiosios rūgštys, kai kurios iš jų, ne visos, gali pavirsti į hormonus panašiomis medžiagomis, tai yra signalinėmis molekulėmis mūsų kūnuose. Informaciją pernešančiomis molekulėmis mūsų
kūnuose. Ir jeigu tų motininių riebalų rūgščių mes gauname nepakankamai arba jų negauname su maistu, mums reikia tų svarbių signalinių molekulių, kurios yra svarbios organizmo funkcijoms. Tuomet, jeigu negauname, galime dar gauti iš žuvies, iš jūros gėrybių, iš jūros dumblių. EPR ir DHR, tai yra dvi omega-3 šeimos rūgštys, kurios yra labai svarbios ir esminės mūsų kūnams. Papasakosiu plačiau apie tas rūgštis, nes jų poveikis yra tas, apie kurį reikia žinoti kiekvienam. Kalbant apie omega-6 šeimą, taip pat yra riebalų rūgščių, kurios padeda formuotis toms signalinėms molekulėms. AR rūgštis yra viena iš tų rūgščių, kurią aš norėčiau, kad jūs įsimintumėte, tai yra jos dalyvauja antiuždegiminiuose reakcijose ir procesuose. Uždegimas yra Uždegimas yra vienas iš simptomų susijęs su daugeliu su gyvenimo būdu susijusių ligų. Aliejuose yra šių rūgščių, tačiau mes nesame įpratę naudoti gausiai aliejus. Vienintelės riebalų rūgštys, išskyrus, žinoma, tos esančios riešutuose, bet jų yra žuvyje, jūros gėrybėse, mėsoje, arachidono rūgšties yra šiuose produktuose ir ji lengvai pasisavinama tam, kad kūnas galėtų jas paversti panaudoti signalinių molekulių kūrimui. Valgome skirtingų rūšių riebalus, jie keliauja mūsų virškinamuoju traktu ir jeigu tai yra tinkamas produktas, naudingas biologiškai mūsų kūnui, jis patenka į mūsų kraujo apytakos sistemą, tai yra pirmasis žingsnis. Ir jeigu tos koncentracijos yra pakankamos, jos galiausiai atsiduria mūsų ląstelėse, ląstelių membranoje, būtent ten jos ir tampa tomis signalinėmis molekulėmis, kurios gali pasiųsti signalą apie uždegimą arba skatinti antiuždegiminių ląstelių gamybą. Taip pat šių signalinių molekulių mums reikia ląstelių membranose. Taigi visa nauda sveikatai, apie ką aš kalbu, tų privalumų yra įvairiausių. Europos maisto saugos agentūra laiko tai savaime suprantama informacija arba įrodymai šioje srityje yra tokie tvirti, kad omega-3, jūrinės kilmės omega-3 yra labai naudinga mūsų širdžiai, smegenims, akims, kraujo spaudimui reguliuoti, esant aukštam trigliceridų lygiui ir kūdikių besivystančiam smegenim ir kūdikių regėjimui akims. Tai turi tiesioginį poveikį mūsų sveikatai. Šios riebalų rūgštys dalyvauja užtikrinant regėjimą. DHR rūgštis, dokozahekseno rūgštis, jos didelės koncentracijos yra mūsų tinklainės ląstelėse. Ši rūgštis taip pat turi stiprų poveikį mūsų nervų sistemai.
DHR gausu mūsų smegenyse. Paaiškinsiu ir parodysiu jums vėliau, kodėl šios riebalų rūgštys tokios svarbios yra mūsų akims ir smegenims. Taip pat poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai. Tiek DHR rūgštis, tiek EPR rūgštis riebalų turi poveikį mūsų joniniams kanalėliams, kurie užtikrina gerą pastovų širdies ritmą. Galbūt esate skaitę apie šias rūgštis, tas DHR ar EPR rūgštis. Galbūt esate skaitę Europos maisto saugumo tarnybos rekomendacijas, bet paprastai tikriausiai žmonės jų neskaito, kokia dozė yra rekomenduojama per dieną, siekiant užtikrinti normalią širdies funkciją, normalų kraujospūdį. Kad per dieną reikėtų suvartoti 3 gramus per dieną. Kad galėtumėte palaikyti normalų kraujospūdį. Tuomet omega-3 taip pat turėtų būti pakankami kiekiai, siekiant užtikrinti normalią smegenų funkciją, normalų regėjimą, normalų smegenų vystymąsi, vaisiaus ir kūdikio. Ir kodėl šios omega-3 rūgštys tokios svarbios smegenims ir akims, kadangi visuomet grįžtame prie to paties dalyko. Mes, kaip žmonės, turime organus, kurie yra sudaryti iš skirtingų audinių, o audiniai sudaryti iš ląstelių. Jeigu ląstelės neveikia tinkamai, mes atitinkamai taip pat nesijaučiame tinkamai. Ir jeigu turime kažkokių nusiskundimų, tuomet ir ląstelės mūsų funkcionuoja netinkamai. Ir mes turime ląstelių visame kūne, visas kūnas sudarytas iš ląstelių. Taigi, tie principai galioja visoms ląstelėms. Kiekviena ląstelė supa membraną, kuri susideda iš riebalų rūgščių. Ir man labai patinka šis vaizdas, kuriame parodyta, kaip atrodo ląstelė, kaip ji funkcionuoja, kokią reikšmę viskas turi, kaip gaminami joje proteinai ir kitos struktūros. Čia atsispindi tai, kaip mes funkcionuojame, kaip reaguojame į įvairius stimulus. Ir jūs matote supantį apvalkalėlį sudarytą iš įvairiausių riebalų rūgščių, polinesočiųjų, mononesočiųjų, sočiųjų. Ir mūsų mityba apibrėžia, kokios rūgštys bus šioje membranoje. Jeigu mes vartojame tik tai prisotintasis riebalų rūgštis, tai jinai susidarys iš jų ir atitinkamai tai turės įtaką prasiskverbimui įvairių medžiagų į ląstelę ir iš jos. Taigi, kokios yra funkcijos? Pirmoji funkcija riebalų rūgščių yra struktūrinė, kadangi jos sudaro membraną. Taigi, pirmiausia, jums papasakosiu paslaptį. Mūsų visos ląstelės turi membranas. Mes turime šitas membranas visur. Būtent taip atrodo. Mūsų ląstelės, jeigu juose yra per daug this bent structure. It looks like chaos. And on the other side, we have only the saturated fatty acids in a cell membrane.
It's very straight and ordered. This will affect what comes in and what comes out. In this cell membrane, it's stiff. The nutrition that's going to come into the cell Pati membrana ir jos struktūra priklauso nuo to, ką mes valgome ir kas patenka į ląstelę. Štai šitame vaizde matome, kad membrana yra pralaidi ir polinesočiosios riebalų rūgštys sudaro sąlygas šitam skvarbumui arba pralaidumui. Ir kalbant apie DHR, viena iš omega-3 molekulių, jinai yra ilga, lenkta ir jinai tiesiog yra tobula, kai reikia, kad signalinės ląstelės suveiktų tinkamai ir greitai. Kam jų reikia? Mums reikia jų smegenų ląstelėms, kad greitai gautumėm informaciją, kad signalai peršoktų nuo vienos ląstelės į kitą. Toliau labai jos reikalingos regai. Pavyzdžiui, reikalingos šitos stambios ląstelės, kad užtikrintų greitą informacijos perdavimą. Ir toliau yra antroji funkcija susijusi su atsaku į uždegimą ir imuninės sistemos atsaku. Taigi viena vertus turime omega-6 riebalų rūgštis ir kitoje pusėje omega-3 riebalų rūgštis. Jų funkcija yra tokia. Kai susižalojame, pavyzdžiui, mums reikia, kad informacija apie tai būtų perduota. Informacija apie tai yra labai svarbi, nes tada prasideda uždegiminė reakcija ir mums visiems reikia uždegimo ir jis yra reikalingas tam, kad organizmas pradėtų gydyti. Turime omega-6 riebalų rūgštis, kurios dalyvauja ūminiame atsake į uždegimą, kurios moduliuoja jo intensyvumą, to atsako į uždegimą ir trukmę. Ir aš jau minėjau, kad riebalų rūgštis gali pavirsti signalinėmis molekulėmis. Taigi, jos moduliuoja, šitos rūgštys moduliuoja kiekį, intensyvumą ir trukmę atsako į uždegimą. Po to pereiname į fazę, kai kūnas ir jo imuninė sistema jau veikia ir matome, kad omega-3 riebalų rūgštis dalyvauja lėtinant uždegiminį atsaką ir jį nuslopinant. Šios funkcijos yra panašios į greičio ir stabdžio pedalus automobilyje. Mums neužtenka turėti vieno pedalo ir vienos rūšies riebalų rūgščių. Reikia abiejų. Mums reikalingas uždegimas tam, kad sveiktume ir taip pat reikalingas jos slopinimas, moduliavimas, kai jis yra ilgalaikis. Dėl to mums nereiktų per daug omega-6 riebalų rūgščių mūsų mityboje. Ir dėl to mums reikia ir omega-3 rūgščių. Nes jeigu turėsime tik omega-6, tai bus tik tai greičio pedalas. Jeigu tik omega-3, tai tik tai stabdžio pedalas. Ir grįžtant prie anksčiau rodyto paveikslėlio,
Noriu pasakyti, kad abiejose šeimose esančios riebalų rūšys yra panašios. Jos kaip broliai ir seserys, kurie konkuruoja. Pavyzdžiui, šios riebalų rūgštys konkuruoja su šiomis, nes jos mūsų ląstelėse integruojamos per tos pačius receptorius ir po to iš jų sintetinami hormonai. Taigi, jeigu mes turime per daug omega-6, tai yra arachidoninės rūgšties, pavyzdžiui, tai tada jos užims fermentus. Fermentams labiau patinka EPR rūgštis. Taigi, jų turi būti labai panašus kiekis, kad fermentai integruotų EPR į ląsteles ir gamintų štai čia nurodytus hormonus. Arba į hormonus panašias medžiagas, kurios mažina uždegimą. O omega-6 riebalų rūgštis gamina hormonus, kurie labiau skatina uždegimą. Taigi mes turime vėlgi kūro arba greičio pedalą ir stabdymo pedalą. Kai kurie testai matuoja visą omega-3 riebalų rūgščių šeimą ir lygina su visa omega-6 riebalų rūgščių šeima, bet tai gali būti ir klaida, nes yra riebalų rūgščių omega-6 šeimoje, kurios slopina uždegimus ir jos mums yra tinkamos. Štai šios dvejos riebalų rūgštys svarbiausia turi būti tinkamos pusiausvyros. Taigi EPR ir arachidono riebalų rūgštys turi būti tinkamos pusiausvyros. Ir jeigu pusiausvyra yra neigiama arba netinkama, ir jei tai vyksta ilgą laiką, tai gali sukelti lėtinį uždegimą. In 2010, 2010 metais įvyko istorinė ir labai svarbi konferencija ir mitybos specialistai ir medikai susirinko ir aptarė ir riebalus, ir jų kokybę, ir jų poveikį sveikatai. Ten buvo kalbama apie ilgalaikį uždegiminį atsaką, kuris buvo susietas su gyvenimo būdo apibrėžtomis ligomis, taip pat mažu omega-3 lygiu mūsų mityboje ir AR bei per santykių. Ir po to buvo plačiau sutinkama, kad mums reikalingi matavimai, būtent ir kraujo testai. Žinoma, galima valandas skirti tam, kad apklaustume žmones. Pavyzdžiui, teirautumėmės įvairių dalykų, kaip kokį maistą vartoja ir taip toliau, bet negalime užduoti klausimo, ar jūsų skrandžio sultys yra pakankamai rūgščios, kad tinkamai perdirbtų maistą. Žmogus atsakys, aš nežinau, bet mes galime ištirti kraują. Taigi, buvo pasiūlytas omega-3 indeksas kaip vienas iš geriausių žymeklių, kuris parodo padidėjusią ar sumažėjusią širdies ir kraujagyslių sistemos ligų riziką. Žinoma, taip padarė
William Harris, kuris yra vienas iš pagrindinių kūrėjų ir pristatytojų šitos koncepcijos. Ir toliau mes turime EPA ir archidono rūgšties testus. Taigi, šitos rūgštys tapo markeriais arba žymekliais. EPR plus DHR ir archidono rūgšties bei EPR santykis. Mums nereikia atsiminti tikslinių verčių, bet yra tikslinės vertės nurodytos tyrimuose kaip naudingieji lygiai. Ir pasižiūrėjus į šitą pusiausvyrą, matome, kad šiandien įvairiose amžiaus grupėse ta pusiausvyra net nepanaši į naudingą pusiausvyrą. Taigi bendrai tarp gyventojų matome, kad šie skaičiai didesni, augant didėjant amžiui. Ir tai yra susiję su didesniu poreikiu jūros produktams, žuviai, dumbliams, taip pat su metabolizmu ir amžiumi. Arba tie žmonės galbūt turi geresnius mitybos įpročius. Bet jų medžiagų apykaita yra lėtesnė. Tačiau nepraraskime vilties. Iki šiol tyrimuose matėme, kad gerindami pusiausvyros lygius ir indekso lygius, kalbant apie riebalų rūgščių kiekius, mes matome, kad galima tiesiog padidinti žuvies produktų, omega-3 produktų suvartojimą. Ir tokiu atveju matome teigiamą poveikį. On the top we have the North European diet with no Šiaurės Europos dieta be omega-3 papildų. Ir jūs matote, kad skaičiai yra tikrai dideli. Bet a balance that is about the 5 stands for 5 times more omega-6 than omega-3. Bet jeigu galime pasiekti 5 omega-6 lygį, tai reiškia, kad čia viršuje 8 kartus daugiau omega-6 riebalų rūgščių lyginant su omega-3, o apačioje 5 kartus daugiau. Matome, kad yra teigiamas poveikis astmai, sumažėja kraujospūdis. Ir matome, kad vartojant daugiau žuvies, pavyzdžiui, tiesiog padidinant omega-3 kiekius savo mityboje, mirtingumas mažėja iki 70%, kalbant apie antrinę širdies kraujagyslių sistemos ligų prevenciją. O jeigu omega-6 kiekis 3 kartus viršys omega-3 kiekį, mes matome, kad kalbant apie pacientus sergančius artritu, tai jų uždegiminiai procesai yra stipriai nuslopinami ir taip pat matome, kad jeigu šis santykis yra 2:1, tai tada normalizuojasi kraujospūdis. Taigi, jeigu vartojame daug perdirbto maisto ir mažai omega-3, tai mes artėjame prie tos
šiaurės šalių dietos, nes perdirbtame maiste yra daug omega-6 rūgščių. Taigi daug kas priklauso nuo jūsų mitybos kokybės. Ir šiandien, kai išeisite iš šios salės, aš norėčiau, kad pagalvotumėte apie maisto, apie riebalų kokybę. Kiekvieną kartą, kai turėsite galimybę pasirinkti maistą, galvokite apie žuvį, apie žuvies kokybę. Ir jeigu vartojate sužvejotas, laisvai plaukiojančias žuvis, mažas žuvytės, kurios pačios valgo dumblius, tai jos turi tinkamus kiekius omega-3, bet jeigu vartojame žuvis iš akvakultūros užaugintas žuvis, tada jose yra daugiau omega-6. Taip pat galbūt yra kitų produktų, kurie yra turtingi labiau omega-3. Taip pat yra skirtumas tarp įvairių aliejų. Jeigu renkatės omega-9, tai yra mononesočiosiomis riebalų rūgštimis turtingus aliejus, arba renkatės aliejus, kuriuose yra daug omega-6. Vėlgi atminkite, kad tai yra aukštos koncentracijos riebalai. Jie nėra labai mums natūralūs, nėra mums įprasti. Taip pat reikėtų paminėti, kad gyvūnų mėsa irgi turi skirtingus lygius omega-3 ir omega-6 riebalų rūgščių priklausomai nuo to, kuo jie šeriami. Ir galbūt jūs nenorėsite apie tai galvoti nuo ryto iki vakaro. Tiesiog sunku, kaip visą laiką galvoti, ką rinktis, ką valgyti, ką skaityti apie tai. Ir geras dalykas yra tas, kad galima pradėti vartoti žuvį, nes jūsų organizmo fermentai visada pasirinks omega-3. Taigi tiesiog duokite savo organizmui žuvies, jūs automatiškai sumažinsite omega-6 įsisavinimą. Nes tada omega-6 bus panaudota kaip energija, o ne panaudota kurti signaliniams molekulėms. Taigi žinome, kad ląstelėse santykis šių riebalų rūgščių turėtų būti 1:1. Mes omega-6 randame aliejuose, kurie mums nėra įprasti, jie labai koncentruoti. Žuvis ir mėsa turėdavo normalius šių riebalų rūgščių kiekius. Taigi, gal kažkada seniai mūsų mityboje ir buvo vienodas kiekis omega-3 ir omega-6. Tačiau mūsų organizmas gali susidoroti su santykiu 3:1, nes tokiu atveju organizmas pats pasirenka omega-3, bet jeigu santykis yra 15:1, bet kaip minėjau, omega-6 ir omega-3 yra nepakeičiamos riebalų rūgštys. Ir jeigu tas santykis bus toks, tai reiškia, kad atitinkamai pasikeis įsisavinimas ir informacija ir uždegimas. Taigi mokslininkai nustatė, kad omega-3 turtingas maistas padeda sumažinti kelių paplitusių visuomenėje ligų riziką. Ir mes žinome, kad nepaisant šio fakto,
Mažiau nei 20% pasaulio populiacijos suvartoja 250 mg per dieną omega-3 jūrinės kilmės. O žemiausias lygmuo EPA ir DHR, tam, kad negautume atitinkamų trūkumo šių riebalų rūgščių simptomų, yra 250 mg per dieną. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 80% pasaulio populiacijos nepasiekia netgi minimalios suvartojimo rekomenduojamos normos. Kalbant apie švies valgymą. Ir mes kovojame su tiesiog pasaulyje paplitusiomis ligomis, kurios priklauso nuo gyvenimo būdo. Ir taip mes galime pradėti savo sveikatinimą šią prasme. Nes, kaip minėjau, mityba yra priežastis numeris 2 apibrėžianti mirtingumą. Taigi, ką mes galime padaryti? Galime vartoti daugiau žuvies. Bet jeigu negalite pakęsti žuvies, jeigu nemokate jos paruošti, yra kiti variantai. Yra aukštos kokybės papildai. Bet suvartokite daugiau jūrinės kilmės omega-3 riebalų rūgščių savo sveikatos labui, savo šeimos sveikatos labui. Aš manau, kad mums reikėtų padaryti trumpą pertraukėlę. Ar sutinkate? Taip. Ir tada šiek tiek pakalbėsiu apie jaudinančius dalykus, kurie vyksta nėščios moters kūne.